Labas, Dovilė. Oi, labas, Beatričė. Gerai, Ką apsikratau. tu čia turi? Va, kiek maišų. Turiu šiandien mums užduotį. Na, Šiandien susidėsime gimdybės krepšelį. kaip gerai, labai reikėjo tai padaryti, nes man tai yra tema, kurią vis nukelinėjau, nes net nežinau, nuo ko pradėti. Tai aš irgi net neįsivaizduoju, man šitas visas kūdikių vaikų pasaulis dar kaip ir tau. Nu, absoliučiai naujas, nežinau, pusę daiktų, kam yra reikalingų, bet tikriausiai kaip ir tu. Kalbėjausi su labai daug draugių, kalbėjausi su BBC Toy City konsultantais. Sąrašas daiktų, kuriuos reikia turėti tiek mamai važiuojant į gimdymą, tiek pasiruošti kūdikiui, yra tikrai ilgas. Dalinamės juo ekranu, kad visom mamytėm būtų paprasčiau jį susirinkti, bet šiandien neturim labai daug laiko, tai aptarsime 17 tokių pagrindinių prekių, kurias ir akušerės, ginekologės rekomenduoja ir kurias privalu turėti gimdybės krepšelį. Na, tai parodyk, kągi čia turi. Tai pradėsim nuo mamos rankinės. Wow, dabar rankinė šiek tiek pasikeis. Taip, tokios rankinės dar gyvenime tikrai neturėjau. Tai čia yra Campbell rankinė. Iš tikrųjų, Campbell prekės ženklas yra vienas populiariausių tarp gimdybės krepšelių. Ir, na, va, kaip matai, visai stilinga kuprinė yra. Aha, ir labai talpi atrodo. Čia turėtų tilpti visas kūdikio vaikelio gyvenimas. Wow, kiek daug visokių skyrių, skyrelių. Ir palauk, čia dar kažkas yra. Čia vystymo dėkliukas, ar ne? Kad galėtumėm vaikutį pakeisti bet kur ir bet kada. Beatričė, ar tu tiki, kad greitai bus mūsų realybė ir kasdienybė? Net sunku patikėti. Bet geras, viskas apgalvota, tikrai labai patogu. Ir kuo dar išskirtinė šitą kuprinę, kad yra atspari vandeniui. Tai ar tu sauskelnes šlapios įsidėsi, ar įsidėsi kažkokius šlapius rūbelius vaikelio, tai yra labai patogu. Tai kitas dalykas, be kurio nei viena dabar tavo diena nepraeis, tai yra, žinoma, sauskelnės. Mūlė, japoniškos sauskelnės. Taip, apie šitas girdėjau tikrai ne vieną kartą, tai tikrai žinau, kad jas būtent ir naudosimės. Tai tėveliai jas mėgsta dėl to, kad jos turi apvalią formą ir dėl tos apvalios formos yra žymiai mažiau pratekėjimų. Pratekėjimų niekas nenori, taip kad tikrai renkamės mūlėje. Tai kitas dalykas, ką girdėjau tikrai iš mamų, ko prireiks, ypatingai žindymo laikotarpiu, tai yra vienkartiniai įklotai į liemenėlę. Oi, tokio dalyko dar gyvenime nenaudojau, vėlgi nauja kažkas tai. Ir čia irgi yra iš Campbell Babies prekės ženklo, sakė, kad vieni geriausių, tai manau, kad išbandysim ir pačius dabar. Na, tikrai taip, bus progų išbandyti. Kitas dalykas yra intymios higienos prausimosi buteliukas, tai vėlgi iš mamų girdėjau labai daug atsiliepimų, kad ypatingai, kai būsim ligoniniai, jis labai pravers, nes tu tiesiog gali apsiprausti ir daug tualete. patogiau, ar ne? Taip, ir kai sunku tikriausiai bus judėti, ypatingai, nežinau, kai kuriams ir po cezario ar po natūralaus gimdymo būna dar ir tie fiziniai judesiai sunku eiti dušą. O, ir žiūrėk, Beatričė, jį galima naudoti ir vėliau, jau po kūdikio gimimo, pavyzdžiui, vėliau per mėnesinės. Tarkim, važiuoji kokį festivalį, ar ne, kad būtų patogiau tiesiog apsiplauti. Būtent. Ar tiesiog namuose, kai prireikia kažko tokio greitai, paprastai būtent tenai norint įsiplauti. Dovilė, man atrodo, puikiai suprasi, kam šita prekė yra reikalinga. Taip, po gimdymo. įklotai. Taip. Ir čia būtent yra po gimdymo ir todėl taip yra turbūt, kad jie sugeria daug daugiau, ar ne, negu įprasti, kuriuos naudoja mėnesinių metu. Taip, tai moteris tikrai po gimdymo patiria ir daugiau kraujavimo, visko ten dar gali būti, dėl to įklotai yra labai svarbu, čia būtent yra naktiniai, kurie dar labiau tave apsaugo miego metu. Taip, matau 5+ lašiukai, tai reiškia, tikrai galėsim jaustis saugios. Taip. O būtent prie šitų įklotų mums labai praversia ir vienkartinės kelnaitės po gimdymo, nes jos praleidžia orą, yra žymiai su jomis patogiau, niekur neveržia, puikiai įsideda šitie Campbell Babies įklotai. Tai žodžiu, kad palengvintų tas pirmasis mūsų, net ne pirmasis dienas, bet pirmasis savaitės iš esmės. Taip, matau, čia yra 5, tai reiškia, iš esmės jas panaudoji ir dienos pabaigoje atsisveikini. Taip. Super. Tai aš, Dovilė, tau nemeluosiu. Žindymo tema yra viena iš tų, kur labiausiai mane galbūt gąsdina visam šitam naujam etape, procese, kai gims kūdikis. Tai dėl to norisi žindymo laikotarpį tikrai pasiruošti ir mamos labai daug kas rekomendavo turėti antspenius. Ir būtent Campbell Babies Premium, šitie antspeniai, jie padeda sumažinti skausmą, jeigu tu jauti žindymo laikotarpiu. Nu, jaučia dauguma. Ir kad tas pats spenelis yra labai natūralios formos ir kūdikiui lengviau jį priimti. Tai žodžiu, tikėtina, kad jo prireiks tiek man, tiek tau. Dedamės į krepšelį. Dedamės. Beatričė, tikrai gausus tavo krepšelis jau. Ir žiūri, žinok, ir galvoju, o pavyzdžiui, pientraukį tu pirkaisi dabar ir planuoji vėliau pasidaryti šitą dalyką? Iš tikrųjų, aš tai nusprendžiau jį įsigyti dabar, dėl to, kad labai daug mamyčių ir BBC Toy City konsultantai rekomendavo jį turėti, kad po to nereikėtų stresuoti ir siūsti vyro į parduotuvę. Žinai, ką tai gali reikšti. Teisingai, ar ne kažkokie? Taip, tai vat, aš turiu irgi iš Campbell Babies. Campbell Babies, kadangi visi sakė, kad čia yra geriausias prekės kūdikiams, tai aš tiesiog ėmiau ir rinkausi šitą. Tai jisai atkartoja natūralų kūdikio traukimą pienelio ir turi 3 funkcijas.
veikia labai tyliai. Elektroninis, ar ne? Taip, elektrinis. Tai paprasčiau su juo bus įsitraukti pieną. Tai aš tau galėsiu papasakoti vėliau, kaip jisai veikia, kai išbandysiu praktiškai, bet šiaip jis vienas iš labiausiai rekomenduojamų. Matau, ir yra vienas iš geriausiai parduodamų. Taip, vienas iš bestsellerių. Gerai. Reikia pasitikėti kartais kitų nuomonę žmonių. Taip, žinoma. Taip pats jos neturi. Žinoma, mums reikia nuo kažkur pradėti, geriausia tiesiog rinktis patikimas prekes. Tai va būtent. Šita prekė irgi bus tikrai reikalinga kasdienybėj, ar namuose, ar važiuojant į svečius, ar mieste. Vienkartiniai paklotėliai, taip. Čia jau tikrai reikia juos įsigyti. Tai labai paprastas jų panaudojimas, ar ne? Tiesiog padedam vaikutį, kai keičiam jam sauskelnes. Paprasta. Esi kažkada Beatričė keitų sauskelnes? Esu dėl to, kad turiu dukterėčią mažą, tai teko tau. Man žinok, niekada. Neteko? Ne, niekada. Bet tu irgi turi dukterėčią. Sūnėną, atsiprašau. Ja, bet niekada nekeičiau. O galėjai pasipraktikuoti. Čia yra 100% bambukinės sausos servetėlės, tai kaip žinia, jų tikrai prireiks lygiai taip pat kiekvieną mielą dieną apvalyti rankeles kūdikio, užpakaliuką, veidą ar dar kažką tai pasivalyti šalia. Čia tokia visiška klasika, man atrodo. Ja, Net klausimų nekyla, ar jo reikia. Tiesiog. Būtent. Prie elektrinio pientrūkio pamiršau paminėti vieną daiktą, kurio tau irgi reiks. Tai buteliukai. Nu, aišku, klasika, tikrai tai reikės būtinai. Manau, kad ar šaldytuvę norėsi pasidėti, ar teveliui palikti, tai čia tokia irgi nepamainoma bus. Jie labai gražiai draugauja kartu su šito pientrūkiu, ar ne? Tai Dovilė dar viena prekė, apie kurią iki šiol nieko nežinojau, negirdėjau, lanolino kremas spenelėms. Gerai, ir jisai įtariu, kad padeda nuo spenelių skausmo, ar ne? Bingo. Taip. Oi, net negera pagalvojus iš tikrųjų apie visą tai, bet na ką, tokia laukia ta kelionė, gal viskas bus gerai, pasižiūrėkim. Bet žinoma, tokiam priemonėm būtina pasirūpinti iš anksto, kad galėtum jaustis ramiai, jeigu vis dėlto teks tvarkytis to skausmu. O dabar perėsim prie, matyt, čia yra daug prekių tokių, kurių mes dar nepažįstam, nepatyrėm, nepajautėm, o dabar drabužėliai. Oi, labai įdomu. Na, parodyk, ką įsirinkai. Tai pirmas, toks mielas dalykas Milauritos, tai čia lietuvių iš tikrųjų gamintojų 100% merino vilnos kojinytės. Tai čia be šito neišvažiuosi į ligoninę gimdyti. Žinau, kad būtent jas rekomenduoja ir dėti gimusiam vaikučiui, ne kokias kitas kojinytės, o būtent merino vilnos. Taip, tikrai taip. Toliau to paties prekės ženklo yra kepurytė, kurios irgi reikės su išvirkščiomis siūlėmis, kas irgi yra labai svarbu, kad kūdikiui čia niekas nedirgintų galvytės. Tai irgi, kiek žinau, gimusiam naujagimiui iš karto yra dedama kepurytė, ar ne? Tai čia būtinai reikia dėtis į savo krepšį keliaujantį ligoninę. Taip. Ir matau, kad pas tave yra vienas smėlinukas. Ir šliaužtinukas. Labai jauki medžiaga jau tikrai. Ir patogios sagutės. Matau, kad labai lengvai galima apvilkti vaikutį. Nežinau, kad yra rekomenduojama nevilkti, per galvytę iš pat pradžių. Tai va yra būtent labai patogu. Čia pažiūrėk, kaip patogiai susisega. Jėzau, kaip cute. Ir labai gražus. Labai tinka net ir tiem, kurie nusprendė, pavyzdžiui, vaikučio lyties nežinoti. Ar ne? Ir va būtent jam bus staigmena čia. Tai tokia prekė tiks tikrai bet kurios lyties vaikučiai. Tikrai taip, ir kiekvienai mamai. Ir paskutinė prekė, kurios tau prireiks, tai Lorita rankšluostukas. Pažiūrėk, koks labai mielas meškutis. Tai va taip dedi ant galvytės vaikučio ir čia taip įvinioja ir tavo mažas meškiukas. Taip. Kaip gera, va tokias prekės gera žiūrėti ir įsivaizduoti save naudojant. Tikrai labai gražus. Labai. Tai Dovilė, dabar apžiūrėjom tik 17 prekių, kurias reikėtų įsigyti į tą gimdyvės krepšelį. Bet žinau, kad tai dar nėra visas sąrašas, o visą jį galima rasti Baby City Toy City elektroninėje parduotuvėje. Tikiuosi, kad jums pasidarė nors šiek tiek aiškiau, ką reikėtų susidėti į gimdyvės krepšelį, o jeigu vis dar kyla klausimų, tai keliaukite į Baby City Toy City parduotuvę, kur jums padės parduotuvės konsultantai.